Taigi šiandieną su jumis pasidalinsiu keletą pratimų, kurie yra skirti ne tik tai aktyvinti mūsų veido odos kraujotaką, bet ir padeginti mūsų veiduką. Tai tikrai jausit šilumą, galbūt sunkumą, galbūt nepatogumą, lygiai taip pat kaip ir pirmą kartą atliekant sportą, ar ne? Kitą dieną gali skaudėti truputėlį veidą. Taigi būkit labai švelnios, dėmesingos savo, nesustokit, padarykit iki galo, visa tai yra dėl jūsų. Na ir pradžioje, ką mes padarysim trumpą apšilimą, pratempimą. Tarp kitko, vakar viena iš jūsų, žiūrėdama video, sulaukė klausimo ir parašė man apie tai, kaip labiau ir labiau atsipalaiduoti. Tai noriu priminti, kad veido joga yra lygiai tokia pat praktika, kaip ir atliktumėte savo kūnui jogą, tai yra lygiai taip pat sąmoningai mes stebim save ir pasistengiam atitolinti visas mintis. Kuo labiau mes susikoncentruojam į savo veiksmus, kuo labiau atsipalaiduojam, kuo labiau skiriam laiko savo, tuo labiau yra rezultatas greitesnis ir labiau pastebimas. Visą tai duoda ir mūsų aplinka. Taigi, jeigu jaučiat, kad norite atsipalaiduoti, labiau galite tikrai susikurti savo palankę aplinką, galite užsileisti muziką, galite užsidėti sportinius rūbus arba tiesiog kažkokią muziką savo skirti, žodžiu, galite užsidegti žvakę, galite atsisėsti tiesiog priešais veidrodį tam, kad matytumėt save ir labiau atsipalaiduotumėt. Kartais ne tik tai pratimai padeda atsipalaiduoti, bet ir aplinka, kurioje jūs atliekate savo visą tą rutiną. Taigi, pradėsim nuo trumpo apšilimo, kaip ir prieš tai video. Uždėsim delną ant rankos, ant ausies, atsiprašau. Užmerkiam akis, ištiesinam savo visą ašį, ištiesinam nugarą. Nesvarbu, ar jūs sėdėtumėt ant kėdės, ar stovėtumėt. Pajauskit, kaip išsitiesina jūsų pečiai, atsiveria krūtinė. Truputėlį paspaudžiam. Pasistengiam ausimis pasiekti savo pečius. Užmerkiam akis, pajauskim savo kvėpavimą. Kvėpuojam giliai per nosį. Kvėpuodamas per nosį leidžiam savo kūnui vis labiau ir labiau atsipalaiduoti. Patempiam, jaučiam tempimą kakle. Atsipalaiduojam. Uždedam delną ant kitos ausies, lygiai taip pat pratempiam į kitą pusę. Nepamirštam išlaikyti savo tiesią poziciją, tiesią galvą. Pratempiam, jaučiam save, kurioje vietoje tempiasi. Atlikdamas veido jogą labai svarbu yra apie nieką negalvoti, susikoncentruoti tik tai į savo veidą, į savo pratimus, į save. Pratempiam truputėlį dar. Atpalaiduojam. Vėlgi išsitiesinam nugarą, pasukiojam kaklą į vieną pusę. Sukam lygiagrečiai savo pečių linijai. Jaučiam, kaip tarsi užsifiksuoja kaklas. Savo žvilgsnį lygiai taip pat vedžiojam kartu su galva. Ištiesinam nugarą, atveriam pečius, sukam. Jeigu jaučiam kakle paškėjimą, judesius truputėlį sušvelninam. Galva žiūri tiesiai, smakro nepakeliam per daug į viršų ir ne per daug nuleidžiam. Į apačią tiesiog laikom tiesiai. Galim pasukti truputėlį pečius į vieną pusę. Apšilimo tokie pratempimo pratimai, atsipalaidavimo, jie neužima labai daug laiko, skirti gali savo kiekvienam pratimui po minutę. Į vieną pusę. Prasukom į kitą pusę. Atsipalaiduojam, atpalaiduojam pečius, atpalaiduojam savo kaklą. Ir šiandien aš pasidalinsiu pratimais, su kuriais mums nereikės liesti savo delnais, tiesiog šitos pratimus galite atlikti
vairuojant, sėdint, žiūrint televizorių, arba tiesiog darbe dirbant prie kompiuterio, kada jūsų mintis nukrypsta į jūs pačias, galit atsiminti ir padaryti. Taigi pradėsim mūsų trumpą apšilimą. Mes šiandien dirbsim su juoko raukšlėmis, su žandikaulio raukšlėmis ir paakių zonas. Taigi šiandien mūsų darbas yra visa vidurinė ir apatinė mūsų dalis veido. Taigi ką pirmą mes darysim, pripildom vieną pusę žando oro ir sukam į kitą pusę oro. Pripildom žandus pilnus oro, turim jausti, kaip išsipučia žandai, turim jausti tokį ištempimą visoje šitoje mūsų viršutinėje žandų pusėje ir apatinėje. Ir lygiai taip pat pervažiuojam į kitą pusę žandikaulio, pripildydamas pilnus žandus oro. Tokie pratimai šiandieną bus visi, kuriuos atliksime šitai mūsų daliai. Ir eigoje jūs turite jausti tokį kaip deginimą, nemalonumą, žodžiu, aktyvavimas jūsų raumenų ir jūsų veido raumenuko apatinėje dalyje ir viršutinėje. Taigi, keturiolika, 15 kartų vienoje pusėje ir kitoje pusėje. Išpučiam kiek įmanoma daugiau žandus. Lūpos suspaustos tvirtai, 14-15 kartų kiekvienai savo pusei. Jaučiat jau nuo pat pirmo pratimo, kaip jūsų oda truputėlį ima degti. Toliau, ką mes darysime, kartuosim raides A, ištempiam viską, ištempiam tiek, kad jaučiam, kaip išsitempia visa mūsų burna, A, U, ir lygiai taip pat išspaudžiam lūpas į išorę, A, U, kartuojam mintise 14-15 kartų. Tokio pratimo metu jaučiam, dirba šitie raumenys, dirba kaklo raumenys. Pereisime prie kitos, E ir U. E tai atsidaro mūsų burna į šoną, U, U, lygiai taip pat mūsų žandai plečiasi į šonus ir sutraukiam žandus į išorę. U, atsidaro burna, U, U, 14-15 kartų. Sustojam, po to liežuviu važinėjam aplink burną plačiai. Liežuvis turi jaustis, kaip aplinkui visą apvažiuoja mūsų burnytę. Į vieną pusę, į kitą pusę, 14-15 kartų. Pasistengiam burnos neatidaryti ir kiek įmanoma visur užkišam liežuviuką. Galite jausti, kaip prasideda deginimas.
Toliau, lygiai taip pat su liežuviu mes vienoje pusėje aukštyn žemyn, liežuviu pravažinėjam aukštyn žemyn 14-15 kartų vienoje pusėje ir 14-15 kartų kitoje pusėje. Labai juokinga, labai sunku žiūrint į kamerą susikoncentruoti, bet jeigu žiūrėsite į veidrodį priešai save, tai tikrai turėtų pavykti, pasistengti nesučytinti ir atlikti pilnai pratimus savo. Toliau, ką mes darysime, tai vėlgi pripildom orą savo burnoje ir orą stumdysime tarp viršutinės lūpos ir apatinės 15 kartų. Jaučiasi raudonumas, šiluma veide. Atliekam šitos pratimus. Juos galima atlikti kiekvieną dieną. Tikrai rezultatas matysis ant jūsų žandų. Formuojasi labai gražiai žandų linija. Formuojasi labai gražiai juoko raukšlės ir mažinasi paakių raukšlytės. Taigi kiekvieną kartą, kada jūs prisimenat darbo metu, jūs galit kiekvieną kartą atlikti savo oro stumdymo pratimus, liežuvio pratimus ir prie viso to jūs dar padedat stiprinti ir savo burnoje esančio liežuvio raumenukus. Taigi šiandieną tiek, jeigu kiltų klausimų, parašykit man po šito video arba tiesiog, jeigu nori prisijungti į Telegram chatą ir kartu praktikuoti ir užduoti klausimus tiesiogiai, rašyk man, susimatysim rytoj. Iki pasimatymo, gražios dienos, mylėkit save ir skirkit laiko savo.